Ant demonstracinio stalelio galybė natų. Tai muzikiniai kūriniai, sukurti ir užrašyti kompozitorių. Nesu tikras, ar čia esančių autorių tarpe buvo žmonės, kurie gyveno kompozitorių namuose Vilniuje. Ko gero ne. Bet ką žinote apie juos? Nedaug? Žiūrėkite mūsų siužetą ir sužinosite. Kompozitorių namai Vilniuje. Tai buvo įprasta. Muzika, garsai, sąskambiai. Ko jau ko, bet tylos šiame kvartale būta mažai. Tokių garsingų kaimynų gal ir nesinorėtų, bet čia nebuvo kam ir ko, pavyzdžiui, skųsti. Gyveno tik kompozitoriai. Vien jie. Įsivaizduokit, nuo ryto iki vakaro groja. Tai aišku, kad kaimynai visi išprotėtų. Tokio išskirtinio kvartalo Sovietų Sąjungoje daugiau nebuvo. Kiek žinoma, iki šiol nėra visame pasaulyje. 16 gyvenamųjų kotedžų. Centre Kompozitorių sąjungos pastatas su perklausų sale. Vieni šį kvartalą vadino kompozitorių miesteliu, kiti kompozitorių kaimu, treti muzikų sala. Pavadinimų daug, bet faktas vienas. 1964 Vilniuje, Žvėryno pušyne, netoli Neries iškilęs kompozitoriams skirtas gyvenamasis kūrybinis kompleksas buvo tam metui stulbinamai modernus sprendimas. Tokių gyvenimo ir kūrybos sąlygų neturėjo nei rašytojai, nei dailininkai, nei architektai. Įsivaizduokite, į kompozitorių sąjungą, kuri priešais, eidavom čia per vidurį kiemo, būtinai su šlepetėm žiūrėti filmų. O Širvinskas tada dirbo kino studijoje, jisai gaudavo visuomet tuos ekskliuzyvinius filmus, kurie bus mieste dar kažkada rodomi, arba lietuviškas premjeras. Ir pas mus buvo kiekvieną ketvirtadienį toks šeimininis suėjimas tam. Tai ir iš viso kompozitorių namai tai buvo tokie tikri namai. Kol vadovavo Balsys, Laurušas, net ir mano vestuvės įvyko kompozitorių namų. Kaip namie tiesiog. Žygaičiai, Laurušai, Makačinai, Balsiai, Gorbulskiai, Račiūnai, Juzeliūnai. Pirmosios kvartale apsigyveno šios šeimos. Sublokuotus namelius gavo garsiausi to meto kompozitoriai, tituluoti ir liaudies artistais, ir nusipelniusiais meno veikėjais, vadovai, profesoriai. Beje, muzikologų tarp pirmųjų gyventojų nebuvo. Kompozitorių sąjungoje tarp narių prasidėjo svarstymai. Jeigu mes esam kompozitorių sąjunga ir dabar mes gaunam butus, tai ko čia dėti muzikologai? Jie juk nėra kompozitoriai, o mūsų sąjunga vadinasi kompozitorių sąjunga. Tokio numerio buvo per daug ir tada muzikologų buvo jau nemažai, jie visi buvo aktyvūs politiškai ir visuomeniškai. Jie pradėjo kalbėti, kad gal reikia reorganizuoti sąjungą. Pavyko susitarti be pavadinimo keitimo, vis dėlto, kad ir muzikologams skyrė. Kaip Sovietų kompozitorių sąjungos Lietuvos padaliniui vieninteliam iš visų pavyko susikurti tokį išskirtinį kompleksą. Kaip 7-ame praeito amžiaus dešimtmetyje masinės daugiaaukščių statybos įkarštyje galėjo prasprūsti tokių netipiškų namelių projektas. Maža to, su moderne, nesovietinės architektūros perklausų sale. Mes neturėjom jokių patalpų. Užtat ir mušėsi ir Balsys, ir Juzeliūnas, ir Laurušas, kad gautų savo patalpas, kad galima būtų pasistatyti. Pirmas tas projektas ir pirmas sumanymas buvo 59 metais. Didžiulė įtaka turėjo tam kompozitorius Laurušas, kuris tuo metu dirbo konsultantu čia, kompozitorių sąjungoje. Pirmininkas buvo Balsys, o Laurušo brolis buvo dailininkas miesto. Ir jie čia, nes kas pagrindinis dalykas buvo, gauts plotą. Tada sąjungai buvo čia mūsų fondas, literatūros fondas, mūsų fondas, kino fondas buvo. Ir muzikos fondas buvo labai turtinga organizacija. Man kažkas
yra sakęs, kad jie sukrisdavo pinigai iš viso Tarybų Sąjungos koncertinio gyvenimo 3%. Tuo metu architektas Čekanauskas buvo grįžęs iš Suomijos, tada jau atsivėrė truputį po Chruščiovo, atsivėrė truputį sienos. Jis labai susižavėjo suomišką architektūrą ir kaip tik va šitą visą kvartalą padarė pagal suomių pavyzdį. Įkvėptas Helsinkyje ir jo priemiesčiuose matytų kotedžų, talentingasis architektas Vytautas Čekanauskas Vilniuje kompozitoriams suprojektavo 2 tipų butus – 3 ir 4 kambarių. Kiekviename bute būtinai numatė kūrybinį kambarį, taip vadinama patalpa skirta fortepijonui. Butai laikyti pagerintais, nes 66 kvadratinių metrų plotas viršijo to meto griežtą gyvenamojo ploto normą – 60 kvadratų ir net centimetro daugiau. Buvo daug pavydinčių, atvažiuojančių pasižiūrėti ir klausinėjančių, kaip jūs čia taip gerai susitvarkėt. Davė geroji valdžia. Tada kompozitoriai ištikimai tarnavo Tarybų valdžiai. Kūrė reikalingas kantatas ir patriotinės dainas. Kartais susipykdavo su valdžia dėl keistų disidentiškų kūrinių, kurių valdžia nesuprasdavo, sakydavo, kam liaudžiai tokia muzika. Bet buvo protingi vadovai, kurie mokėjo laviruoti. Ypatingai mokantis buvo Vytautas Laurušas. Ta kotedžiuką gaudavo, kaip čia pasakyti, amžinam naudojimui. Nu, tai tada nebuvo jokam, žinau, viskas priklausė liaudžiai, kaip pats žinai. Tai galėjo iškeldinti iš to? Tai didysis perversmas. Tai tada paskui buvo pradėta privatizuoti tos liaudės turtus. Ir kompozitoriai, bei kiti sąjungos nariai gavo galimybę ir progą nusipirkti. Išvaizdūs, pušynę suprojektuoti nameliai, reikia pasakyti, nebuvo pastatyti kokybiškai, matyt smarkiai taupyta. Tikrai statyba tai tokia, šios dienos požiūrių tai kriminalas, nes statyba. Šaliuotė ir kartonas ir per vidurį šlakas, tai buvo mūsų namo sienos. Toliau kambarių dydis. Tai aš jau pati, kai buvau jau po Maskvos, po aspirantūros, kai grįžau, buvo Čekanauskas Vytautas svečiuose, aš pasisodinus profesorių, viską rimtų veidų jam aiškinau, tai ar jūs, profesoriau, turit protą 14 ir 12 kvadratinių metrų kambariai, ką juose daryti? Bet šiandien tai man labai keista, kad įsivaizduokit, mūsų svetainė jau buvo tas antras pagal dydį kambarys, 16 kvadratų. Ir kiek žmonių joje tilpdavo. Aš dabar, kaip mėginu skaičiuoti, tai būdavo ir po 20 žmonių. Ir ne bet kokių, akademikai, ministrai. Tikrai būdavo nepaprastai linksma. Dainos, pas mus, atsimenu, baldų nebuvo, tai buvo toks naujas kilimas, tai per naujus metus sugulė visi ant to kilimo, nes jis buvo naujas. Aš šiandien pati savo pavydžiu, kad aš galėjau augti tokioj aplinkoj. Mano kambarys išėjo ten kaip tik kryžkelė ir pro mano langus eidavo ir Balsys, ir Laurušas, ir labai dažnai senuką Karosą. Jau jam buvo 95, 6, sėdėdavo, o aš groju. Nu ir sumanė mergaitė, kad reikia taip groti, kai dėdė Vytas, Laurušas, eis pro šoną ar ateis pas tėtį, kad aš galbūt gausiu darbą operos teatre koncertmeisterė. Dėdė Vytas buvo dėdė Vytas Laurušas, Sondeckis buvo dėdė Saulius, Domarkas dėdė Juozas. Balsys niekada nebuvo niekaip kitaip kaip profesorius. Nuo tų mažų dienų, kai jis dar nebuvo mano profesorius. Matyt, ar jo laikysena visa, ar ką, aš dar net nesvajoju kompozicijos studijuoti. Ir svečiuose būdavo, ir su Balsiene bendraudavom. Tačiau kaip kūrybinė bendrystė, man atrodė, kad tai yra nepasiekiama ir neįmanoma. Tai buvo neliečiamas autoritetas taip aukštai, kad man atrodė net priartėti prie jo to lygų neįmanoma. Tarp kitko, paskui jisai buvo mūsų vestuvių liudininkas, nes man jisai buvo kaip dvasios tėvas, artimesnio žmogaus aš neturėjau. Man buvo 4 mėnesiai, kai mes čia atsikraustėm. Kad mano atmintis siekia tik tai šitos namelius.
Atsimenu, kad man labiausiai patikdavo už vis sveikinti su kaimynais. Labą dieną, atsako. Buvau pradžioj vienas, o paskui atsikraustė gyventi dabar jau dėja miręs kompozitoriaus Makačino sūnus Virgilijus. Ir tada mes buvom tokie du draugai, bet čia buvo pilnas miestelis vaikų. Mes čia, kai atsikraustėm, dar buvo kompozitorių sąjungos statoma. Tai įsivaizduokit, mes tose statybose niekas nežinojo. Mes karstėmės. Buvo ten, kai aš dabar pagalvoju, tai buvo taip pavojinga. Rūsiuose. Paskui jau, kai ją pastatė, mums jinai užsidarė, ta sąjungos žaidimo platforma. Aš juokiuosi dažnai vyrui, sakau, tai tu supranti, kad aš jau turiu bunkerių kasimo patirtį. Nes tada jurgučiai, reiškia, berniukai kasė, o mes paskui eidavom į tos bunkerius, ten neždavomės jau maistą ir jau ten gyvenom, ten su žvakėm, ką. Vėlgi viskas čia pat. Viskas čia tarp tų pušų buvo. Pušų apsuptame kompozitorių miestelėje kūryba žinoma buvo svarbiausia, bet anaiptol ne vienintelė garsius kaimynus vienijusi veikla. Saulei tekant, sostinės kompozitorių miestelėje paprastai būna ramu, tylu. Bet tą rytą kompozitoriai subruzdo. Buvo gimtadieniai, jubiliejai, čia nuo ryto vaikščiodavo orkestras. Ir grodavo, ir ateidavo, ir sveikino tave, tai tu neš buterbrodo ir pusę litro. Ko kaip kitaip. Nuo pat ryto jau girdi, ruoškis. Ir Gaižauskas organizuodavo, jis ten su savo smuikeliu, ir akordeoną, ir Juozapaitis, nu žodžiu, visi dalyvaudavo. Taip, profesijos broliai ir kaimynai pagerbė lietuviškų tarybinių operų kūrėją profesorių Antaną Račiūną, sulaukusį 60 metų. Mano tėveliai buvo tam miestelį jauniausi. Tėtis atsikraustė, kai čia jam turbūt buvo kokie 302 metai. Ir jų visų žmonos buvo baigusios Kauno namų ūkio akademiją. Vėliau jinai tapo Žemės ūkio akademiją. Jos buvo fantastiškos šeimininkės. Nu ir įsivaizduokit, Juzeliūnienė, Balsienė ir Račiūnienė, solidžios namų ūkio specialistės, ne bet kaip, įsileidžia ir buvo tikrai toks fantastiškas periodas, kai kurdavom naujus receptus, nes neįdomu gatavą receptą. Ir būdavo jau nerašyta taisyklė, jeigu pas kažką svečiai, kitą rytą geriam kartu kavą ir po gabalaitį to kepinio kažkokio, dažniausiai tai būdavo labai įdomus tortai, dalindavėmas, reiškia, ir aš į tą kompaniją buvau įsileista. Visi jubiliejai, tai vienas iš paskutinių, turbūt mano tėčio 50-metis buvo. 3 dienas atviros duris per jo 50-metį ir kur aš kepiau 15 tortų. Tai buvo mano užfiksuota pabaiga, konditerės pabaiga. Tie baliai tai buvo tuo svarbus, kad žmonės per tai konsolidavosi. Visą pašnekėdavo apie tautos reikalus, taip toliau, atsargiai, reiškia, kad per daug nepasakyti, reiškia, bet būdavo tokie susižvalgymai kažkokie. Kai būdavo tėvo kažkoks jubiliejus, tai jam ten duodavo kokį nors medalį tenai. Bet jisai toks nebuvo labai paklusnus, nesgi buvo tokia situacija vieną kartą, kad jau buvo kompozitoriaus Gruodžio paminėjimas ir atėjo į centro komitetą informacija, kad, reiškia, Juzeliūnas per Gruodžio paminėjimą 4 kartus paminėjo žodį tauta, ir nei vieno karto nepaminėjo žodžio partija. Jau tėviškai Lauksodėje būdavo Švento Roko atlaidai ir mes ten nuvažiuodavom. Tai buvo tokia situacija, kad tėvas sugalvojo pavargonuoti. Sekančią dieną centro komitetas jau žinojo, kad Juzeliūnas bažnyčiai vargonavo. Bet jis ganėtinai drąsus buvo žmogus. Jisai, pavyzdžiui, kai buvo Čekoslovakijos įvykiai, mes tam Palangoje, reiškia, buvom. Ir tėvas užsidėjęs visų garsumų radiją, klausė, reiškia, Amerikos balsą. Eina žmonės pro šalį, viską girdė, reiškia. Jis tokios turėjo drąsos kažkokios tokios, kažką tokio, laisvai jaustis. Lietuvos kompozitorių bendruomenė buvo pirmoji organizacija, kuri 1989-aisiais atsiskyrė nuo Sovietų kompozitorių sąjungos. Anksčiau negu nepriklausomybę atkurianti paskelbė Lietuvos valstybė. Tais pačiais 89-aisiais Žvėryne, kitapus Perklausų salės, iškilo dar vienas pastatas kompozitoriams, vadinamas Didžiuoju.
Daugiabutis statytas beveik 10-metį. Dėl lėšų stygiaus statybos keliskart buvo įšaldytos. Ten buvo traukimas burtų, kokio eilės numerių trauksi. Paskui trauksi, kurį būtą ištrauksi. Žodžiu, ten buvo aistringos tokios traukimo varžybos. Muzikologo profesoriaus Vytauto Landsbergio ranka ištraukė butą, kurio niekas nenorėjo, pirmame aukšte. Šalia, toks pats nepopuliarus, teko ir tremtiniai, muzikologiai Onai Narbutieniai. Aš nekovojau dėl to, kad ne man būtinai turi būti antram, trečiam, ketvirtam. Reiškia, susitarėm gerai, aš imu tą pirmą, antrą. Šiandien kompozitorių miestelyje muzikos gal nebe tiek jau ir daug. Nebe visi gyventojai, kompozitoriai, butus įsigyja naujakuriai, o senbuviai, kurie čia liko, ištikimai saugo ypatingojo kvartalo istoriją. Tarp užaugusių pušų, jaukių kiemelių ir nutolusi laiką žyminčių atminimo lentų. Taip, čia nuo 64 net mūsų spalva yra atitaikyta. Čia buvo kiekvienas namelis su skirtingom spalvom. Tai vat mūsų namelio būtent šita spalva buvo, reiškia, Trekašiaus namelio buvo oranžinė spalva, Balsio namelio buvo geltona spalva. Džiaugiuosi, kad ir mano vyras visokius etapus čia išgyveno ir vaikai užauginti. Aišku, šių dienų kontekste mūsų tie namai varganiai yra. Daug problemų buvo su jais, ypatingai po mokslo Maskvoje, kai teko gyventi 2 metus bendrabutyje. Aš nieko kito nenorėjau, tik tai gyventi su tėvais čia. Ir aš sakiau, kas bebūtų, aš iš čia niekas. Ačiū už jūsų laiką kartu. Ką patyrėte? Jeigu ką nors naujo sužinojate, parašykite mums į laidos Facebooką. Jeigu jūsų artimųjų tarpe yra tokių, kurie nematė laidos, parekomenduokite ją pasižiūrėti LRT mediatekoje. O ir patys tuo pačiu galėsite visas kitas ten pamatyti. Iki kito greito pirmadienio.